Šitame epizode toliau tęsiu savo pasakojimą apie Iraną, tiksliau ankstesnę šios valstybės inkarnaciją - Persiją. Šita šalis dabar išgyvena didžiulės istorinės transformacijas ir mano noras buvo suprasti ją, pasinerti į jos pasakojimus, pamatyti tą kelią, kurį jinai ėjo paskutinius beveik 5000 mečius ir papasakoti jums tai, ką aš ten radau. Praeitą kartą mes Persiją palikome Seleukidų rankose su Aleksandru Makedoniečiu atėjusiais graikų palikuonimis, kurie bandė vaidinti persų karalius. Jų imperija po truputėlį slysta jiems iš rankų, vidinės įtampos, išorės priešai ir dar viena nerima kelianti regioninė galybė, kylanti priešingam Viduržemio jūros krante. Tokioje situacijoje mes randame Persiją paskutiniaisiais eros iki Kristaus dešimtmečiais. Studijuoti istoriją yra labai naudingas dalykas gyvenime. Ji ne tik mus moko apie datas ir įvykius, ji padeda mums keisti požiūrį į pasaulį. O pasaulį mes dažnai suvokiam labai statiškai. Tas dalykas atrodo niekada nesikeičia, bet kada pasigilini į istoriją, tu labai greitai supranti, kad o ne, kompadre, pasaulis yra nuolat kintanti ir labai dinamiška vieta. Žmonės galbūt nelabai keičiasi per visą savo istoriją, mes nuolat kartojame tas pačias klaidas, bet mūsų gyvenimai ir tai, kaip mes suvokiam save ir savo aplinką, šitie dalykai nuolat kinta. Jeigu aš nukelčiau jūs į laikus, kada pradėjo kilti Roma, jūs rasite visai kitokį pasaulį negu tą, kuriame mes gyvename dabar. Visų pirma, tai buvo labai tuščia planeta. Tuo metu ten gyveno nuo 150 iki 300 milijonų žmonių. Palyginimui šiandien mes artėjame prie 9 milijardų ir demografai prognozuoja, kad mūsų daugės iki 10 milijardų, o tada Žemės gyventojų skaičius turėtų pradėti natūraliai kristi. Dabar Lietuva su savo 2,7–2,8 milijonų gyventojų yra laikoma maža valstybė. Esu girdėjęs pasakojimą, kaip žmogus važiuoja į verslo mugę Kinijoje, prieina prie stendų, pavarto dalykus, domisi produkcija ir čia jo kinai pradeda klausinėti, iš kur jūs? Iš Lietuvos. Aha, o čia kur? Europos Sąjunga. O, įdomu. O kiek pas jūs gyventojų? 3 milijonai. Ne mieste turiu omenyje, o jūsų šalyje kiek žmonių gyvena? 3 milijonai. Ir šitoje vietoje tu kiną iš karto pameti. Jam akis apsitraukia migla, todėl kad 3 milijonai vartotojų rinka yra apie nieką. Vienas provincialus kiniškas miestas. O senovės pasaulyje Lietuva būtų tarp vidutinių valstybių, tokių kokios dabar yra Italija, Ispanija, Pietų Korėja, Vokietija, Prancūzija. Pavyzdžiui, antikoje nebuvo nei karalystės, nei imperijos, nieko nebuvo didesnio daugiau negu 100 milijonų žmonių. Didžiausios visuomenės tuo metu buvo Hanų Kinijoje ir Indijos subkontinente ir ten buvo po 40, galbūt 60 milijonų gyventojų, nedaugiau. Ir visas pasaulis susispaudęs gyveno vienoje specifinėje geografinėje juostoje Eurazijoje ir dalyje Šiaurės Afrikos. Jeigu taip super abstrakčiai, tai nuo šiandieninės Lisabonos vakaruose iki Tokijo rytuose ir nuo Londono šiaurėje iki dabartinio Bangalūro pietuose. Kaip visas pasaulis, buvo nutolusių civilizacijos taškų Centrinėje Amerikoje ir Pietryčių Azijoje, bet iš esmės absoliuti dauguma žmonių gyveno tame Eurazijos ir Šiaurės Afrikos koridoriuje, kurį aš jums ką tik nupaišiau. Ir jie pasaulį, tie žmonės matė visiškai kitaip. Įsivaizduokite, kad aš staiga atimu iš jūsų viską, ką jūs lygi tol žinojote, mokėtės mokyklose ir universitetuose. Aš jums iš galvų ištrinu visą fiziką, visą chemiją, geografiją ir biologiją.
Ir jūs nebežinote, kas yra atomai, bakterijos, tektoninės plokštės, Saulės sistemą nelabai gerai įsivaizduojate. Ir pasaulis tuo metu yra neįtikėtinai mažai ištyrinėtas. Už tos civilizacijos juostos ribų jis yra praktiškai nežinomas. Ten gyvena klajokliai ir mitologinės būtybės. Ir mūsų rasti pirmųjų žemėlapio aprašymai, nes net tie patys žemėlapiai nėra išlikę, tai jų aprašymai kalba apie žemėlapius maždaug 6-ame šimtmetyje iki mūsų eros, kurį piešia dažniausiai graikai arba graikų kilmės žmonės ir jie pieždavo žinomą pasaulį padalintą į 3 tokias esminės dalis - Europą, Aziją ir Libiją. Libiją tada vadino teritoriją Šiaurės Afrikoje į vakarus nuo Nilo. Tai čia, kur dabartinis Alžyras, Marokas, actual Libija ir Tunisas dabar. To pasaulio, senovės pasaulio žemėlapių centre visada stovėjo Viduržemio jūra. Ir jau pavadinime yra užkoduota, kur antikos žmonės statydavo tą jūrą savo galvos paveiksluose vidur žemio, vidury žemės. Get it? Ačiū, aš čia būsiu visą vakarą. Tai buvo senovės prekybos greitkelis ir gyvybės lopšys, tai Viduržemio jūra, nes iš esmės tai yra vienas didelis ežeras ir su vandenynu Viduržemio jūrą jungia tik tai siaurutis Gibraltaro sąsiauris ir tai yra tobula jūra plaukiojimui. Šilta, rami, sekli, geroje klimatinėje zonoje, kur nebūna gigantiškų audrų, tiesiog pasiemi į valtelę ir plauki kur nori. O plaukti labai apsimoka, nes plukdyti krovinius vandeniu yra pats pigiausias transportavimo būdas. Viena tipinė antikos galera savyje galėjo pervežti tiek grūdų, kiek 1000 asilų vilkstinė. Ir visos senovės, tikrąja to žodžio prasme, visos senovės pasaulio civilizacijos kovojo už žemę prie Viduržemio jūros. Ir tas žmonių žiedas, kuris gyveno aplink Viduržemio jūros pakraštį, jie kartu sudėjus buvo Viduržemio jūros civilizacija. Grubiai tai padalinta į 2 esminės dalis. Šiaurėje gyveno europiečiai, visokie graikai, lotynai, romėnai, skitai, sarmatai, trakai ir kitokie padugnės. Europos civilizacija tada buvo menkai išsivystę puslaukiniai plėšikai kažkokie. Mes įsivaizduojam graikus vaikštančius švariomis Atėnų gatvėmis su sniego baltumo togomis, sofistikuotai kalbančius apie poeziją ir filosofiją ir darančius egzaltuotą demokratiją. Seni antikos Graikija buvo senovės pasaulio rytų Europa. Jo, ten civilizuota, bet tamsi, nyki ir neturtinga, palyginus su žmonėmis, kurie gyveno pietuose. Azijos civilizacijomis, kada graikai rašė savo filosofiją, persų, babiloniečių ir egiptiečių išminties tekstams buvo jau 1000 metų. Visi girdėjo, kaip Aleksandras Didysis užkariavęs Persiją priėmė jos papročius ir pradėjo rengtis jos drabužiais, tipo, ten iš pagarbos, bet ne. Persų rūbai tiesiog buvo geresni, jų kultūra buvo senesnė ir įdomesnė, o jų papročiai ir manieros buvo subtiliausios ir iškeliausios, kokias tik matė senovės pasaulis. Senovės pasaulyje Azija buvo pažangiausia ir turtingiausia jo dalis. Ten buvo persai, dominavę Vakarų Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. Toliau už jų buvo Indijos subkontinento civilizacijos, viena pažangesnė už kitą, ten, kur klestėjo mokslas, išmintis ir inžinerija, o dar toliau kažkur už Himalajų stūksojo didinga, paslaptinga rytų civilizacija. Viduržemio žmonės apie ją buvo girdėję. Senovės graikams ir romėnams tai buvo pusiau mitinė šilko šalis pačiame pasaulio krašte. Iš ten atkeliaudavo brangiausias to meto audinys, you guessed it, šilkas. Graikiškas šilkas, graikiškai žodis šilkas yra serikos, lotyniškai sericum. Todėl jie tą tolimą enigmatinę rytų karalystę vadino Ceres, šilko žemė. Mes jai turime kitokį pavadinimą šiandien.
Kinija. Bet tada jokios Kinijos nebuvo. Tai buvo Hanų imperija, dominavusi Azijos rytuose. Ir tuo metu europiečiai ir kinai vieni apie kitus beveik nieko nežinojo. Nors ir prekiavo vieni su kitais. Europiečiai buvo tiesiog išprotėję. Dėl to šilko jie leisdavo visus savo pinigus tam magiškam audiniui, bet netgi būdavo bandymų tarp graikų ir romėnų valdovų drausti pirkti šilką, antiek buvo manija tai medžiagai senovės pasaulyje. Ir kinai šilko parduodavo tiek, kad ta prekybos arterija, kurią jis keliavo į Europą, gavo tos medžiagos pavadinimą šilko kelias. Bet jo keliavo ne tik tai šilkas, tie karavanai judėjo pakrauti prieskoniais, popieriumi ir kailiais. Atgal į Aziją keliavo europiečių stiklas. Kinai tuo metu mokėjo gaminti tik drumstą, nepermatomą stiklą, o skaidrus stiklas iš Viduržemio jiems buvo vertingesnis už brangakmenius, kuriuos irgi noriai pirkdavo beje iš europiečių, nes Kinai mėgo blizgėti ir Europa turėjo ką jiems pasiūlyti. Sidabras ir auksas, aišku, šitie visada būdavo vertinami abiejose pasaulio pusėse, ir gintaras. Kinai pamesdavo galvą dėl gintaro, kurį rinkdavo mūsų protėviai Baltijoje, parduodavo Viduržemio prekeiviams, o tada tas gintaras atsidurdavo Kinijos imperatorių rūmuose ir visa ta prekyba vyko per trečiosius asmenis, žmonės gyvenančius pietinėme Viduržemio jūros krante, persus, kurie sėdėjo ant didžiausios prekybos kryžkelės visame pasaulyje ir turėjo nuo šito dalyko milžinišką gešeftą. Ir tas, kas valdė Anatoliją, tiksliau, kur yra šiandieninė Turkija, Kaspijos regioną ir Arabijos pusiasalį, valdė globalią prekybą. Todėl ta žemė nuo Bosforo iki Hindukušo buvo saldžiausias nekilnojamo turto objektas, dėl kurio varžėsi visas senovės pasaulis. Paskutinį kartą mes palikome Persiją 3 šimtmetyje iki mūsų eros. Aleksandras Didysis, viso pasaulio užkariautojas, nenugalėtas. Jis nepaliko aiškių įpėdinių, todėl jo imperija išsivaikščiojo į visas 4 puses ir buvo pasidalinta tarp 4 Aleksandro generolų. Saldžiausias kąsnis, Persija, atiteko Seleukui. Jis nebuvo pats garsiausias Aleksandro generolas, tai buvo Ptolemėjas, makedoniečių graikų roko žvaigždė, pasiėmusi savo Egiptą ir pasigrobusi savo medaus vonioje užkonservuotą Aleksandro makedoniečio kūną. Bet Seleukas pasiėmė savo pačią turtingiausią rytinę Aleksandro imperijos dalį. Jis valdė 4 milijonų kvadratinių kilometrų žemės plotą, tai yra Europos Sąjungos dydžio teritorija. Ir Seleukas labai greitai suprato vieną dalyką, kurio nesuprato kiti bandę valdyti Persiją iki jo. Jam pasidarė aišku, kad valdyti rytus su graikiškom panetkėm neišeis. Tai yra per senos visuomenės, su per senomis socialinėmis institucijomis ir per giliai įsišaknyjusiamis tradicijomis, kad tu galėtum jas greitai pakeisti. Tau reikia sėstis ir tarti su visais, nes tu greitai paskęsi sukilimuose. Ir čia įvyksta vienas įdomesnių dylų antikos istorijoje. Seleukas turėjo problemą rytuose. Indijos pasienyje kilo nauja imperija, Maurijų imperija. Ja valdė toks Čandrakupta Maurija. Ten buvo toks vietinis indiškas Aleksandras, bolivudinė jo versija, jeigu leisite. Seleukas bandė su Čandragupta kariauti ir gavo į kaulus labai greitai ir suprato, kad karas bus labai ilgas, brangus ir beprasmiškas. Todėl jis susėdo ir pasirašė taikos sutartį. Seleukas atidavė didžiulius žemės plotus, visą šiuolaikinį Pakistaną ir dalį Afganistano. Mainais jis gavo 500 karo dramblių. Ir ne šiaip dramblių, tai buvo antikiniai tankai. Šarvuotos, treniruotos mašinos, kurių vakaruose niekas nebuvo matęs. Ir su tais 500 dramblių Seleukas grįžta į vakarus ir Ipso mūšyje tiesiog pervažiavo savo konkurentus. Tie drambliai jam laimėjo imperiją. Ir Seleukidų valstybė tapo dominuojančia jėga regione. Bet karas yra viena, o valdymas jau yra kas kitas. Seleukidai turėjo didelę problemą. Jie buvo svetimšaliai. Jie buvo graikai ir makedonai valdantys persus, babiloniečius, žydus ir armėnus. Jų buvo mažuma.
Kaip valdyti milijonų žmonių, kai tavo paties armija kalba svetimą kalbą. Ir Seleukidai pasirinko, pavadinkim, frančizės modelį. Jie pradėjo masiškai statyti miestus, bet ne šiaip sau gyvenvietės, o tikrus graikiškus polius su teatrais, gimnazijomis, pirtimis ir agoromis. Ir jie pastatė miestą Seleukiją prie Tigro upės, kuri tapo vienu didžiausiu pasaulio miestu. Jie pastatė Antiochiją, dabartinėje, ten turbūt jau Turkijos ir Sirijos siena, kuri tapo vakarinė Seleukidų persų sostinė. Ir šitie miestai veikia kaip tam tikri socialiniai magnetai. Jeigu tu buvai ambicingas, jaunas persas ir norėjai padaryti karjerą, tu turėjai išmokti graikiškai, tu turėjai eiti į gimnaziją, integruotis į graikišką pasaulį ir tada tu galėjai pakelti socialiniais laiptais, bet už to gražaus ir tvarkingo fasado slėpėsi tiksinti laiko bomba, nes Seleukidai jie nebuvo rasistai modernia prasme, pats Seleukas buvo vedęs persų princesę Apamą ir visa jo dinastija buvo pusiau graikiška, pusiau persiška. Seleukidai tiesiog tokiu būdu tai bandė sukurti naują tapatybę. Ir jie perėmė Achemenidų, senųjų persų administravimo sistemą, tas pačias atrapijas, bet jie į jas pasodino savo draugelius graikus. Ir tai vietiniams labai nepatiko. Ir įsivaizduokit, jūs esat senos didingos Persijos civilizacijos atstovas. Ir jūsų protėviai statė Persepolį. O dabar jums vadovauja kažkoks imigrantas barbaras iš Makedonijos kaimo, kurio manieros yra kaip tvarto gyvulio, jūs pasižiūrėkite į jį. Ir jie meldžiasi net kažkokiam normaliam Ahura Mazdai dievui ir kūrena amžino zoroastrizmo ugnį, o jis garbina kažkokius ten tos savo dievus, kurie elgesi kaip tik toko žvaigždės, Jesus. Ir ta trintis pradėjo draskyti imperiją. Ir pirmiausia atskilo rytai, Baktrija. Tai yra ta pati teritorija, kurioje Aleksandras vijosi Darijaus žudikus. Ten vietos graikų gubernatoriai tiesiog pasižiūrėjo į žemėlapį, pamatė, kad Seleukidų sostinė yra kažkur toli už 1000 kilometrų ir pasakė, žinot ką, mes čia gal patys pabūsim karaliai. Ir taip gimė graikų Baktrijos karalystė, viena iš unikaliausių valstybių istorijoje. Ten vidury kažkur Azijos stepių susitiko graikų ir indų kultūros. Ir įsivaizduokit Budos statulą, bet Buda atrodo kaip graikų dievas Apolonas su toga ir garbanotais plaukais. Ir ten gimė budizmo atšaka, kuri vėliau nukeliaus į Kiniją ir Japoniją. Bet praradę Baktriją, Seleukidai prarado prieimą prie Šilko kelio ištakų. Ir tai jiems pradėjo kenkti ekonomiškai, bet Seleukidų dinastija dar neužsibaigė. Jų kraujas davė dar vieną stiprų palikuonį. Tai buvo žmogus vardu Antiochas III, o istorija jam yra davusi epitetą didysis. Vos 18 metų jis paveldėjo byrančią imperiją. Ir visi aplinkui galvoja, vaikas, suvalgysim jį pusryčiams, o jis pasirodė esąs tikra Aleksandro reinkarnacija. Jis surinko armiją ir išėjo į žygį į rytus. Jis atstatė griūvančias imperijos sienas. Jis nugalėjo sukilėlius, išbujojusius silpnų Seleukidų valdovų dėka. Jis privertė Indijos karalius vėl duoti dramblių. Jis sugrįžo į vakarus kaip nugalėtojas ir visi vadino jį antruoju Aleksandru. Ir čia jam, kaip ir daugeliui sėkmingų žmonių, nuvažiuoja stogas. Dalykas yra tas, kad kol Antiochas tvarkė reikalus rytuose, vakaruose, kitapus jūros iškilo naujas žaidėjas - Roma. Roma tuo metu ką tik baigė savo mirtiną kovą su Kartagina. Tai buvo senovės istorijos antrasis pasaulinis karas ir tas dalykas turėjo Pūnų karų pavadinimą. Pūnai tai yra buvusi Finikija. Siaura žemės juosta palei Šiaurės Afrikos viduržemio jūros pakrantę. Maždaug 800 metai prieš Kristų ten atsiranda nauja regioninė galia.
Kartagina tai buvo prekybos ir gamybos civilizacija, senovės pasaulio fabrikas gaminęs prekes visam Viduržemio jūros baseinui. Kartagina buvo miestas valstybė, kuris pradėjo sparčiai plėstis ir Šiaurės Afrikoje Kartaginai pasidarė ankšta, pietuose jie atsitrenkė į milžinišką Saharos dykumą, rytuose buvo net trys galingi priešai - Egiptas, Persija ir Babilonas. Žmonės turi savybę judėti mažiausių pasipriešinimo keliu, todėl Kartaginą pradėjo kolonizuoti į vakarus ir į šiaurę. Maždaug 300 metais iki mūsų eros jie valdė Šiaurės Afriką nuo Nilo iki Gibraltaro, užėmė dabartinės Ispanijos pietryčius ir po truputį pradėjo valgyti salas Viduržemio jūroje. Jie pasiėmė Sardiniją ir Korsiką ir pradėjo graužtis į Siciliją. Kartagina po truputėlį pradėjo artėti prie Romos ir romėnai nepalaikė tokio judesio. Kilo didžiulė įtampa, kuri 218 prieš mūsų erą išprovokavo karą. Tai nebuvo pirmasis pūnų karas ir nebuvo paskutinis, bet tai buvo didžiausias pūnų karas. Istorijos knygų kontentas, kažkas tokio, apie ką statytų filmą Kristoferis Nolanas. Ir Kartaginą į Romą pasiuntė geriausią iš savo sūnų Hanibalą Barką, karžygį ir lyderį, kokio antikos pasaulis nematė nuo Aleksandro Makedoniečio laikų. Jis pakėlė didžiausią ir moderniausią to meto laivyną ir samdinių armiją. Hanibalas buvo ant tiek gangsta, kad norėdamas užpulti romėnus iš ten, kur jie nesitikėjo, jis visą savo gigantišką kariauną perlipo tiesiog Alpes, kurios buvo neįmanomas barjeras peržengti. Jis daužė romėnus į kairę, į dešinę, bet jie vis regeneruodavo kaip hidros galvos. Kiek Hanibalas sumuždavo Romos legionų, tiek jų atsiųsdavo dar. Romėnai nugalėjo Hanibalą Barką galutinai ir išvijo jį iš Europos ir sumušė didžiausius savo priešininkus, dabar jie pasijautė pasaulio šeimininkais ir tuo metu Persijoje Antiochas III, apimtas savo didybės manijos, nusprendė, kad Roma jam yra nekonkurentas. Kas tie romėnai, pagalvojo jis, kažkokie valstiečiai iš Italijos, aš valdau Aziją. Pas Antiochą į dvarą netgi atvyko pats Hanibalas Barka, jis bėgo nuo romėnų ir pasisiūlė Antiochui į patarėjus ir jis bandė jam paaiškinti, kad seni, tu nejuokauk su Roma, jeigu tu kariausi, daryk tai Italijoje, aš jau žinau, kaip juos mušti, bet Antiochas buvo per daug išdidus ir nepaklausė. Jis su savo armija persikėlė į Graikiją, galvodamas, kad graikai jį pasitiks kaip išvaduotoją, bet graikai pasižiūrėjo į jį ir pasakė, o davai ne. O tada atjojo legionai iš Romos. 190 metai prieš Kristų netoli Magnezijos miesto dabartinėje Turkijoje. Čia susidūrė dvi karinės sistemos - makedoniška falanga, ta pati, su kuria Aleksandras užkariavo pasaulį, tik paturbinta, pažangiausia persiška ginkluotė, ir romėniškas legionas, lankstus, agresyvus, modulinis kovos vienetas, senovės pasaulio logistikos stebuklas. Antiochas turėjo viską - dramblius, pjautuvinius vežimus, šarvuotus raitelius. Aš įsivaizduoju tą armiją visur, iš paskos turėjo sekioti Avengerių muziką. Šalia jų romėnai su savo paprasta, nepatrauklia, utilitarinė ginkluotė atrodė kaip paskutiniai apsmurgeliai. Ir ant popieriaus jie neturėjo šansų, bet Magnezijos mūšis buvo totalus pravalas Antiochui. Pasikartojo sena persų karo mašinos problema. Jų armija buvo per didelė ir per mažai paslanki. Romėnai buvo greitesni ir vikresni. Jų lankininkai apšaudė persų karo dramblius, kurie apimti panikos apsisuko ir sutripė pačių Seleukidų pėstininkus. Falangos rikiuotė subirėjo, Antiochas pabėgo ir tai buvo pabaiga. Seleukidų imperijai buvo nupjauta galva. Romėnai iš jos atėmė visą vakarinę dalį, Mažąją Aziją, ten, kur Turkija dabar uždėjo milžinišką duoklę persams ir paėmė jų žmonės įkaitais. Vienas iš jų buvo Antiocho sūnus, Antiochas IV, Epifanas, kas reiškia Dievo duotas. Ir Antiochas IV grįžęs iš Romos įkaitų buvo šiek tiek nestabilus. Jis nusprendė, kad žydai Jeruzalėje turi tapti modernesni.
pažangesni. Ir jis uždraudė apipjaustymą, pavertė Jeruzalės šventyklą Dzeuso šventykla ir pagal legendą paaukojo kiaulę tiesiai ant altoriaus, kas yra maksimali nepagarba žydų dievui. Ir tai sukėlė Makabėjų sukilimą. Žydai vadovaujami Judo Makabėjaus, tai čia mes kalbame iki Kristaus, todėl vardas Judas dar neturėjo tokios auros, kokią turi dabar. Ir Judas Makabėjus sukilo prieš gerokai galingesnę persų armiją ir stebuklingai jis nugalėjo. Jis su savo kariauna, su savo sukilėliais atsijėmė Jeruzalę, išvalė šventyklą ir uždegė joje menorą, tradicinį žydų religinį kulto šviestuvą. Ir aliejaus turėjo užtekti tik tai vienai dienai, bet ta menora degė 8. Ir iš čia yra Hanukos šventės tradicija. 8 dienas žydai degina menorą ir kasdieną uždega po naują žvakę, kad paminėtų Makabėjų sukilimą ir atkovotą savo tikėjimo laisvę. Bet politiškai tai reiškia vieną dalyką, Seleukidai prarado kontrolę, jų pačių pavaldiniai pradėjo juos matyti ne kaip valdovus, o kaip tironus ir okupantus. Ir jų imperija pradeda trupėti, kol Seleukidai pjovėsi su žydais ir romėnais iš rytų, iš tų pačių stepių, iš kur kažkada atėjo pačių persų protėviai, atjojo nauja jėga, Parnų gentis, kurią mes vėliau pradedame pažinti kaip Partus. Tai buvo klajokliai, nuostabūs raiteliai ir lankininkai. Jie turėjo savo taktiką. Partai apsimesdavo, kad bėga, priešas pradėdavo vytis, prarasdavo rikiuotę, o tada partų raiteliai jodami visų greičių atsisukdavo atgal ir paleisdavo strėlių lietų. Seleukidai neturėjo prieš tai jokio priešnuodžio, partai po truputį gabaliukas po gabaliuko pradėjo valgyti Persiją. Jie užėmė senąsias sostinės, jie užėmė Babiloną ir Seleukidų imperija susitraukė iki mažytės dėmės Sirijoje. Tai buvo liūdnas vaizdas. Nuolatinės pjautynės dėl sosto, kada brolis žudo brolį, motinos savo vaikus. Tai buvo blogiau nei paskutinis Game of Thrones sezonas. Galiausiai 63 metais prieš Kristų atėjo romėnų karvedys Pompėjus. Jis pasižiūrėjo į tą bardaką Sirijoje ir pasakė, taip, viskas, užteks, čia dabar bus Romos provincija. Ir vienu parašu jis pabaigė Seleukidų istoriją. Daugiau nei 250 metų trukusi dinastija baigėsi. Bet ar tikrai? Seleukidai išnyko kaip politinė jėga, bet jie po savęs paliko tai, kas pakeitė pasaulį negrįžtamai. Jie sujungė rytus ir vakarus. Būtent jų valdymo metu susiformavo šilkas kelias. Jų dėka graikų menas atsidūrė Indijoje. Jų dėka persiška prabanga ir filosofinis dualizmas atkeliavo į Europą. Jie buvo tiltas sujungęs 2 žemynus ir 2 kultūras. Kada romėnai žygiavo į rytus, jie ten rado nesvetimą pasaulį, o tą, kuris jau buvo pusiau graikiškas. Pasaulį, kurį sukūrė Seleukidai. Tačiau pati Persija, tikroji, giluminė, azijietiška Persija, ji niekur nedingo. Ji tiesiog laukia po graikišku paviršiumi. Zoroastrizmo ugnis vis dar degė. Ir su Partų atėjimu Persija vėl grįžo į tikrųjų šeimininkų rankas. Partų legenda prasidėjo labai panašiai kaip ir paties pirmojo persų karaliaus Kyro. Apie 250 metai prieš Kristų. Į pietryčius nuo Kaspijos jūros gyveno klajoklių gentis. Partai. Jie nebuvo etniniai persai, jie buvo stepių žmonės, labiau giminingi skitams, iš kurių vėliau atsiras slavai. Ir tai buvo klajoklių kultūra ir klajokliai buvo ypatingi. Europos stepė yra milžiniška, 1000 kilometrų į visas pusės ir jokios gyvybės. Todėl stepių žmonės labai greitai prisijaukino arklius tam, kad galėtų nukeliauti didžiulius atstumus. Jie gimdavo, augdavo ir gyvendavo ant balno. Tos senovės graikų legendos apie kentaurus, pusiau žmonės, pusiau arklius. Visai galimas daiktas tai buvo perspausti pasakojimai apie klajoklius, kurie nuo mažens taip išmokdavo valdyti arklius, kad raitelis ir žirgas atrodė kaip vienas suaugęs organizmas. Galimai
pasakojimai apie kentaurus yra pasakojimai apie juos. Ir stepėje nėra medžių ir nėra už ko tu galėtum pasislėpti. Ir tai yra labai svarbu medžiojant, tam, kad gyvūnas negalėtų tavęs pamatyti iš labai toli ir pabėgti nuo tavęs, nes gyvūnai kaip taisyklė yra greiti, žmonės yra lėti. Ir dėl to stepėse medžioklės dažniausiai vykdavo nuo žirgo, lekiant milžinišku greičiu ir šaudant iš lanko, kad tavo grobis nespėtų susigaudyti, kas įvyko. Todėl partai šaudė iš lanko geriau, negu jūs vaikščiojate tiesiai. Ir ta gentis pasauliui davė vieną žmogų. Jo vardas buvo Aršakas. Ir kai Seleukidų imperija pradėjo griūti, Aršakas pamatė progą. Jis nusileido iš kalnų į Partijos regioną, dabartinėme šiaurės rytų Irane, ir tiesiog jį pasiėmė. Ir iš čia ir kilo tos genties pavadinimas partai, nes visą laiką jie save vadino parnais. Ir iš partų genties atsiranda Aršachidų dinastija. Ir iš pradžių tos Aršachidų dinastijos niekas nelaikė rimta jėga. Tipo eiliniai barbarai, galvojo civilizuoti graikai miestuose pasiplėšys ir dings. Bet partai nedingo, jie pradėjo plėstis lėtai, bet užtikrintai. Jie perėmė Persijos brandolį, jie užėmė Mesopotamiją ir galiausiai jie tapo tokie galingi, kad pasaulis vėl turėjo dvi supervalstybės, vakaruose Roma, rytuose Partų imperija. Ir partai, jie buvo tokie labai atsipalaidavę, chill, užkariautojai. Tai buvo turbūt pati labiausiai decentralizuota imperija Persijos istorijoje. Partų karalius vadinosi karalių karalius, lygiai taip pat kaip ir senieji persų valdovai, bet realybėje jis buvo labiau korporacijos galva, kuri nuolat dėrėdavosi su regionų valdovais. Senoji persiška satrapijų sistema, iš esmės tai buvo tik tai su gerokai daugiau autonomijos regionams. Ir Partų imperijoje buvo galybė mažų karalysčių, kurios tiesiog mokėjo mokesčius ir duodavo žmonių karo reikmėms, bet jos iš esmės gyvendavo savo gyvenimą. Ir graikų miestai ir toliau turėjo savo savivaldą, žydai ir toliau praktikavo savo religiją, armėnai ir babiloniečiai toliau išlaikė savo kultūrą, visiška staunerių imperija. Ir partai netgi patys save vadino filohelenais, graikų kultūros mylėtojais. Jiems jie žiauriai patiko, jie labai greitai pasigavo ir jie netgi žiūrėdavo graikiškus spektaklius ir žavėdavosi graikų filosofiją. Ir mes dabar turime kažkur 53 metus prieš mūsų erą. Romoje tuo metu vyksta didžiulės politinės intrigos. Demokratija dūsta, viršuje išsilaiko labai nestabili valdžia. Politinė galia yra pasidalijama tarp 3 vyrų, triumvirato. Tai buvo visų pirma Krasas, generolas numalšinęs Spartako vergų sukilimą ir turtingiausias žmogus Romoje. Pompėjus, karo strategas par excellence ir milžinišką autoritetą turėjęs politikas. Ir Cezaris, šviežiausias karo herojus ir bekylanti politikos žvaigždė. Markas Licinijus Krasas buvo ne tik turtingiausias žmogus Romoje, bet ir ko gero tuo metu planetoje. Bent jau į pirmą trejetą tikrai papuolė. Jo turtas buvo neįsivaizduojamas. Ir jis užsidirbdavo iš labai įdomių būdų. Pavyzdžiui, jisai turėjo privačią gaisrinę ir kada degdavo jūsų namas, jo žmonės atvažiuodavo ir pasiūlydavo jums nusipirkti tą namą už centus, o jeigu jūs neparduodate, tai jo tiesiog niekas negesina. Ir tokio lygio žmogus buvo, tokio cinizmo lygio žmogus buvo Krasas. Ir Krasas jisai visada troško karinės šlovės, nes Pompėjus ir Cezaris buvo tikrų karų didvyriai, o Krasas tik tai malšindavo vergų sukilimus ir jisai nusprendė, kad Partų imperija gali būti lengvas grobis. Jis surinko milžinišką armiją, apie 40-50 tūkstančių legionierių ir žygiavo į rytus, tikėdamasis lengvo pasivaikščiojimo iki Seleukijos, susirinkti aukso ir grįžti namo triumfuoti.
Partų karalius prieš jį pasiuntė net ne pagrindinę armiją, o vieną iš savo generolų, Sureną. Surena turėjo tik apie 10 000 raitelių, romėnų buvo 4 kartus daugiau. Tačiau jie žygiavo per dykumą, kepinant saulėje. Krasas, pasitikėdamas savo jėgą, atsisakė klausyti patarėjų ir tiesiog ėjo tiesiai. Ir tada prie Karėjaus, dabartinėje Turkijoje kažkur, jie pamatė partus. Romėnai sustojo į savo garsiąją testudo vėžlio formaciją, skydų sieną iš visų pusių dengiančius legionierius kaip dėžutė tokia iš raudonų skydų. Ir romėnų strategija buvo leisti partams iššaudyti visas strėlės, o tada pasileisti į puolimą. Bet jie nežinojo vieno dalyko. Partai atsivežė kupranugarių karavaną ir tas karavanas buvo pakrautas strėlėmis. Tūkstančiai strėlių. Partų raiteliai prijodavo, paleisdavo lietų, apsisukdavo, nujodavo pasipildyti amunicijos ir vėl grįždavo. Romėnų skydai braškėjo, strėlės smigdavo į kojas, į rankas prikaldavo skydus prie kūnų. Tai buvo skerdykla. Romėnai bandė kontratakuoti, Kraso sūnus su kavalerija puolė partus ir čia jie padarė savo garsųjį manevrą. Partai pradėjo bėgti, romėnai galvodami, kad priešas pakriko, pasileido vytis ir tada partų sunkioji kavalerija katafraktai apsisuko. Ir katafraktai buvo senovės šarvuotos mašinos, raitelis ir žirgas šarvuoti nuo galvos iki kojų. Ir jie lekia į tave didžiausių greičių ir jie tiesiog sutraiškė lengvąją Romos kavaleriją. Kraso sūnus žuvo tame mūšyje. Jo galvą užmovė ant ietės ir parodė tėvui. Mūšis baigėsi katastrofa. 20 000 romėnų žuvo, 10 000 paimta į nelaisvę. Pats Krasas buvo nužudytas derybų metu ir yra legenda labai populiari, nors gal ir nelabai tikra, kad partai, žinodami Kraso godumą, į jo gerklę pripylė lydyto aukso. Ir ši pergalė parodė pasauliai, kad Roma nėra nenugalima, kad rytų negalima tiesiog ateiti ir pasiimti. Ir partai tapo lygiaverčiai žaidėjai senovės pasaulyje. Tačiau laikas bėga ir nėra nieko amžino, po kelių šimtmečių partų imperija pavargo. Jie nuolat kariavo su Roma. Romėnai net kelis kartus sugebėjo užimti partų sostinę Ktesifoną, šalia dabartinio Bagdado kažkur. Jie ateidavo, sudegindavo miestus, bet negalėdavo išlaikyti užimtųjų teritorijų ir pasitraukdavo. Ir tai alindavo valstybę, kurią ir taip alino vidinės kovos, tie vietiniai karaliukai darėsi vis įžūlesniai ir tada 224 mūsų eros metais Parsos provincijoje, iš kurios išėjo visa Persijos imperija, prasideda sukilimas ir tai provincijai vadovavo žmogus vardu Ardaširas. Jis kildino save iš legendinių senovės karalių. Jis pažiūrėjo į partus ir pasakė, jūs esat svetimšaliai, jūs pavirtote į graikus ir jūs pamiršote, kas yra Azija. Ardaširas nuvertė paskutinį partų karalių ir įkūrė naują dinastiją. Sasanidus. Jie gavo savo pavadinimą iš Ardaširo giminės, kurie kildino save iš kunigo vardu Sasanas. Ir čia, ponios ir ponai, prasideda Persijos atgimimas, kokio ta imperija nematė nuo Kserkso laikų. Jeigu partai buvo tokia labai feodalinė, labai išsibarsčiusi valstybė, tai Sasanidai buvo totalitarinė mašina. Ardaširas ir jo sūnus Šapūras turėjo visai kitokią imperijos viziją. Jie norėjo atkurti senosios Achemenidų, Kyro ir Darijaus imperijų didybę. Bet jie tai darė žymiai griežtesnėmis priemonėmis, visų pirma per religiją. Sasanidai padarė zoroastrizmą privalomą religiją visoje jų teritorijoje ir tai buvo viena seniausių monoteistinių religijų pasaulyje, kuri visai galimas daiktas davė pagrindus krikščionybei, kuri kaip tik ir atėjo iš žydų, kurie ilgą labai laiką gyveno po stiprią labai persų įtaką. Ir zoroastrizme jūs išgirsite visus pagrindinius krikščioniškus
kanonus. Yra pranašas Zoroastras, kuris atneša vienintelį dievo Ahura Mazdos žodį ir jis pasakoja apie amžiną kovą tarp tamsos ir šviesos, kuri prasidėjo kartu su pasauliu ir užsibaigs kartu su pasauliu. Sasanidai sukūrė labai galingą žinių luomą Mobedus. Jie statė zoroastrizmo šventyklas, ten, kur ant aukurų degė amžinoji ugnis, kuri niekada negalėjo užgesti. Ir visa tai tapo ideologiniu imperijos stuburu. Vienas dievas po vienu karaliumi vienoje imperijoje. Sasanidai Persijoje sukūrė labai griežtą kastų sistemą, kurią galimai skolinosi iš Indijos. Ir jinai buvo sudaryta iš karių, dvasininkų, raštininkų ir valstiečių. Kiekvienas turėjo savo vietą ir negalėjo iš jos pajudėti. Tai sukūrė neįtikėtinai stabilę, bet labai negailestingą visuomenę. Sasanidų ryškiausia ankstyvoji žvaigždė buvo Ardaširo sūnus Šapūras I. Jis valdė 3 mūsų eros amžiuje ir jis buvo Romos košmaras numeris 2. Šapūras ne šiaip sau kariavo su Roma, jis ją žemino. 2060-aisiais Edesos mūšyje Šapūras padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Jis į nelaisvę paėmė patį imperatorių Valerijaną. Įsivaizduokit šoką Europoje. Valdovas nelaisvėje pas barbarus. Krikščionių ir romėnų autoriai vėliau rašė baises istorijas, neva Šapūras naudojo Valerijaną kaip laiptelį, kad užliptų ant arklio. Kaskart, kai karalius norėdavo joti, Romos imperatorius turėdavo atsigulti 4 ir Šapūras užlipdavo jam ant nugaros. O kada Valerijanas pasakojama, kad jo odą prikimšo šiaudų, nudažė raudonai ir pakabino šventykloje, kad visi matytų. Ar tai tiesa? Greičiausiai, kad ne. Tikėtina, kad tai buvo romėnų propaganda, norint parodyti persų žiaurumą ir pateisinti savo veiksmus prieš juos, bet žinutė buvo pakankamai aiškiai: Roma silpsta ir gerosios imperijos dienos pasibaigė. Sasanidų imperija dar gyvavo maždaug 400 metų ir jos viršūnė buvo aukso amžius, kuris atėjo 6 amžiuje po Kristaus, su karaliumi, kurio vardas tapo legenda. Chosrovas I. Jį persai praminė Anuširvan, kas reiškia nemirtingos sielos. Ir šitas vardas beje dar egzistuoja Armėnijoje. Tik šiek tiek kitaip skamba. Anušavan ir jisai reiškia daugiau mažiau tą patį, ką senovės persų kalba. Ir apskritai ruošdamasis šitiems epizodams aš rasdavau daug labai vardų, žodžių ir sąskambių, kuriuos atpažindavau iš armėnų kalbos. Ir kiekvienoje kalboje pasilieka dominuojančių regiono galybių paveldas ir armėnų kalba yra neišimtis. Chosrovas Anuširvanas persams buvo tas pats, kas karaliai Artūras ir Saliamonas europiečiams. Filosofas, karalius ir išminties simbolis. Jis buvo intelektualas. Kai nuo Romos rytuose atskilusios Bizantijos imperatorius Justinianas uždarė garsiai Atėnų filosofijos mokyklą, legendinę Platono akademiją, nes jį buvo pernelyg pagoniška, kada jis ją uždarė, visi graikų filosofai pabėgo pas Chosrovą į Persiją. Jisai juos priėmė, jisai jiems davė darbą, jie jam vertė knygas iš graikų ir sanskrito į persų kalbą ir būtent per Sasanidų Persiją į vakarus atkeliavo šachmatai iš Indijos. Persai žaidimą patobulino, davė figūroms pavadinimus, pavyzdžiui, šachas, karalius, šachmat, karalius ir perdavė tolyn tą žaidimą. Chosrovas pastatė didingus rūmus Ktesifone. Tai buvo didžiausia pasaulyje skliautinė arka iš plytų pastatyta be karkaso ir ji stovi iki šiol šiandieninėme Irake. Sklido legendos, kad Chosrovo rūmuose kilimai buvo tokie dideli ir taip išsiuvinėti brangakmeniais, kad žiemą jie atrodydavo kaip žydinti sodai. Tai buvo neįtikėtinos prabangos, kultūros ir mokslo laikas ir Persija vėl tapo inovacijų ir technologijų centru senovės pasaulyje. Bet
Visada yra tas prakeiktas bet. Sasanidų imperija turėjo vieną prakeiksmą, tą patį, kurį seniau turėjo Roma ir kurį dabar jau yra paveldėjusi Bizantija. Amžinas, nesibaigiantis karas su kaimynais. Maždaug 600-aisiais mūsų eroje tai virto totalinė beprotybė. Chosrovas II, Chosrovo I anūkas, užėmė Jeruzalę. Pavogė tikrąjį kryžių, ant kurio buvo esą menamai turbūt galimai tikriausiai nukryžiuotas mūsų viešpatis Kristus ir tą kryžių, tą tikrąjį kryžių jisai išsivežė į Persiją ir tai buvo šokas visam krikščioniškajam pasauliui. Tada Bizantijos imperatorius Heraklėjas padarė neįtikėtiną kontrpuolimą, jis įsiveržė gilyn į Persiją, nusiaubė persų šventyklas, atsijėmė kryžių ir tai buvo titaniškos labai grumtynės, dvi ankstyvų viduramžių supervalstybės daužė vieną kitą tol, kol abi pasruvo krauju, jos išeikvojo visus savo resursus, žmonės buvo pavargę nuo mokesčių, kariuomenės išretėjusios ir iš stepių atėjęs maras nusiaubė abi imperijas galutinai ir tada pačiu blogiausiu įmanomu metu 7 amžiaus viduryje pietuose kažkur Arabijos dykumoje pakilo smėlio audra. Niekas to nesitikėjo. Arabai tūkstantmečiais buvo tik padrikos klajoklių gentys, kurios pešėsi tarpusavyje. Persai juos su panieka žiūrėdavo dykumų žiurkės, jie sakydavo. Sasanidų karaliai net nesivargindavo statyti sienos pietuose, nes mane, kad iš ten jokia grėsmė niekada negali ateiti. Bet arabus suvienijo nauja idėja, nauja religija - islamas. Islamas buvo nauja vadinamųjų abraomiškų religijų atmaina. Tai abraomiškos religijos labai grubiai, tai čia yra judaizmas, krikščionybė ir islamas. Viskas prasidėjo nuo žydų ir jų tikėjimo, iš to atsirado krikščionybė ir krikščionybė pranašo Mahometo buvo adaptuota ir transformuota į islamą. Ir Mahometas buvo ne tik pranašas, bet ir karvedys. Jis suvienijo arabų gentis ir pradėjo savo užkariavimus. Jie buvo motyvuoti, jie buvo alkani ir jie buvo vieningi. 636 metais įvyko Al-Kadisijos mūšis. Sasanidų imperija vadovaujama generolo Rustamo stojo prieš musulmonų armiją. Persai turėjo dramblius, jie turėjo sunkią kavaleriją, jie turėjo skaičius ir kaip visada jiems tai nepadėjo. Arabai turėjo greitį, taktiką ir tikėjimą. Mūšis buvo labai sunkus, jis truko kelias dienas ir persai jį pralaimėjo. Generolas Rustamas krito. Tai buvo pabaiga. Sasanidų sostinė Ktesifonas krito. Paskutinis Sasanidų karalius Jezdegerdas III bėgo į rytus. Istorija kartojasi. Lygiai taip pat kaip Darijus III bėgo nuo Aleksandro, Jezdegerdas bėgo nuo miesto prie miesto maldaudamas pagalbos. Bet satrapai užverdavo vartus jam tiesiai prieš veidą. Niekas nenorėjo pykti su naujaisiais užkariautais. Galiausiai 651 metais kažkur tolimajame Merve, dabartinėme Turkmenistane, jį nužudė paprastas malūnininkas dėl jo brangių drabužių ir papuošalų. Taip liūdnai, dulkėse ir kraujyje baigėsi daugiau nei 400 metų trukusi Sasanidų didybė ir kartu su ja pasibaigė senoji zoroastrinė Persija. Prasidėjo jos islamiškoji istorija. Prieš neriant į įvykius mums reikėtų susinchronizuoti laikrodžius, nes mes įžengėme į viduramžių erą. Dabar, kai mes sakom viduramžiai, dažnai įsivaizduojam tamsą, purvą, riterius ir marą. Ir Europoje galbūt taip ir buvo, bet rytuose, seniai rytuose tai buvo visai kas kita nei toje jūsų murzinoje Europoje. Mes, modernus žmonės, gyvename pasaulyje, kur religija yra tikiuosi neįžeisiu tikinčiųjų, bet hobis tam tikrą prasme. Kai kurie sekmadieniais pasivaikšto į bažnyčią, bet dauguma ten eina nebent per šventes, vestuves ir kai kažką palaidot reikia arba sutuokti, arba pakrikštyti. Ir jūsų politika, jūsų mokslas, jūsų ekonomika, visi jie yra atskirti nuo religijos. Viduramžių žmogui tai buvo nesuvokiama, jam religija nebuvo dalis gyvenimo, ji buvo
gyvenimas. Tai buvo to meto internetas, konstitucija, mokslas ir Tinderis viename. Viskas buvo aiškiname per Dievo prizmę, kodėl lyja, Dievas nori, kodėl karalius valdo, Dievas paskyrė, kodėl mes kariaujam, nes mūsų Dievas teisesnis už jūsų. Ir į šitą pasaulį, į šitą mentalinį lauką 7 amžiuje įsiveržė naujas žaidėjas - islamas. Pakalbėkime apie jį. Ne apie teologiją ar tai, kas parašyta jo šventose knygose, bet apie tai, kaip tai atrodė istoriškai. Kodėl jis taip sprogo? Kokiu būdu saujelė arabų iš dykumos sugebėjo per keliasdešimt metų parklupdyti dvi didžiausias to meto imperijas - Romą ir Persiją? Ir atsakymas yra paprastame. Sasanidų Persijoje religija buvo super sudėtinga biurokratija. Tu turėjai gimti tam tikroje kastoje ir jeigu tu gimei valstiečių, tu valstiečių. Žiniai kalbėdavo kalba, kurios tu nesupranti, mokesčiai bažnyčiai buvo milžiniški, skirti išlaikyti prabangiems rūmams ir amžinoms ugnims. Ir staiga ateina vyrai iš dykumos ir jie sako, žiūrėkit, viskas yra paprasta. Yra vienas Dievas, mes esame visi lygus prieš jį, nesvarbu ar tu karalius, ar tu vergas, kai meldiesi tavo kakta liečia tą pačią žemę. Jokių tarpininkų, jokių sudėtingų ritualų, jokių kastų. Tai buvo tiesiog socialinė revoliucija, tai buvo to meto išsivadavimo judėjimas tik su Allahu. Teisingumas, lygybė, brolybė, persų valstiečiams, kurie šimtmečius lenkė nugarą savo valdovams, tai skambėjo kaip gražiausia muzika, bet be to arabai atėjo su labai protinga ir labai skania mokesčių politika, nes jeigu tu norėjai pasilikti savo senąją religiją, jokių problemų, prašom, welcome. Tik tai sumokėk nedidelį papildomą mokėstuką ir būk laisvas. Nenori mokėti mokesčio, priimk islamą, viskas gerai. Ir labai daug kas, ypač pirkliai ir amatininkai, pasakė, okei, kur pasirašyti, man patinka. Ir maždaug į 600-ųjų mūsų eros metų pabaigą Iranas tapo beveik visiškai musulmoniškas, bet jis netapo arabiškas. Čia yra esminis skirtumas. Egiptas tapo arabiškas, Sirija tapo arabiška, visa Šiaurės Afrika tapo arabiška, jie perėmė kalbą, papročius ir identitetą, o Persija pasakė ne. Yra terminas 2 tylos šimtmečiai. Tai yra laikotarpis po arabų užkariavimų, kada persų kalba tiesiog dingo iš oficialių šaltinių. Viskas buvo rašoma arabiškai. Ir atrodė, kad ta senoji persų kultūra tiesiog išnyko, bet jinai tyliai visą tą laiką sėdėjo pogrindyje. Persai suprato, kad arabai yra labai puikūs kariai, bet jie yra tragiški administratoriai. Ir arabai atjojo, viską užkariavo ir tada buvo tokie, o tai kaip čia kažką daryti? Ir persai su savo tūkstantmetę biurokratinę patirtimi buvo tokie, pastovėk šone ir pažiūrėk, kaip dirba tikri profai. Ir labai greitai arabų kalifatas tapo valdomas persų vizirių, persų biurokratų ir persų mokslininkų. Tai buvo kaip Romos ir Graikijos santykis. Roma užkariavo Graikiją savo ginklais, bet Graikija užkariavo Romą savo kultūrą. Tas pats įvyko ir čia. Abasidų kalifatas tai buvo garsusis islamo amžiaus politinis projektas. Iš ten ateina 1001 naktis su Bagdadu, miestu stebuklų Bagdadu, su skraidančiais kilimais, viską, ką jums rodė Disnėjus šitiek laiko. Tai buvo persiškas projektas arabiškame rūbe. Sostinė Bagdadas buvo pastatyta šalia senosios Sasanidų sostinės Ktesifono rūmų. Estetika, drabužiai, maistas, muzika, viskas buvo persiška. Arabų kalifas sėdėjo soste kaip Sasanidų šachas ir tada apie maždaug 1000 metus įvyksta persų kalbos stebuklą. Mes randame tokį poetą Ferdausi. Jis yra Irano Šekspyras, Dantė ir Maironis viename asmenyje. Tuo metu persų kalba jau buvo pilna arabiškų žodžių, jinai jau buvo mutavusi ir Ferdausi nusprendė parašyti epą pavadinimu Šahname. Karalių knyga tai gigantiškas kūrinys iš 50 000 eilučių. Jame
Ferdausi aprašė visą mitinę ir realią Persijos istoriją nuo pasaulio sukūrimo iki arabų užkariavimo, bet jis stengiasi naudoti tik gryną persų kalbą, be jokių arabizmų. Jis rašė tą knygą 30 metų, jis paaukojo visą savo turtą skurde, bet jisai pasiekė savo. Jis sukūrė kalbos standartą ir priminė persams, kas jie yra tokie, kad jie nėra tiesiog musulmonai. Jie yra Irano, persų ir partų sūnūs, Kyro ir Darijaus vaikai. Ir tai išgelbėjo persų kalbą nuo išnykimo. Šiandien iranietis gali skaityti 1000 metų senumo Ferdausi tekstą ir jį suprasti. Pabandykite jūs paskaityti 1000 metų senumo tekstą anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba. Be šansų. O persiškai kalbantys žmonės gali. Bet kol persai rašė eiles ir valdė biurokratiją, pasaulis nestovėjo vietoje, iš tos pačios bedugnės stepės šiaurės rytuose vėl pradėjo plūsti žmonės - tiurkai. Ne, tai nebuvo dabartiniai Turkijos gyventojai, nors jie ir buvo jų protėviai. Tai buvo klajokliai kariai, kuriuos vadino seldžiukais. Jie atėjo kaip banga, užplūdo visą Aziją, bet kaip visada Azija juos sugėrė. Tiurkai turėjo kardus, persai turėjo smegenis, tiurkai tapo sultonais ir karvedžiais, bet kultūrą jie perėmė persišką. Seldžiukų imperija buvo milžiniška, jie valdė viską nuo Anatolijos iki Kinijos sienų ir jie buvo didieji islamo gynėjai. Jie statė islamo mokyklas, universitetus ir mečetės. Būtent prie jų gyveno tokie žmonės kaip Omaras Hajamas, tas, kuris rašė apie ir moteris, bet iš tikrųjų buvo genialus matematikas. Atrodo, kad viskas buvo stabilu, islamo pasaulis klestėjo, kartu su juo pakilo mokslas, menas ir prekyba, o šilko kelias veikia kaip tikslus šveicariškas laikrodis. Viskas buvo gerai. Iki tos dienos, kai danguje pasirodė juodi dūmai. Iki tos dienos, kai pabaiga atėjo į pasaulį. 1219 metai. Ateina Čingis Chanas. Aš negaliu net apsakyti to siaubo, kurį persai patyrė per mongolų užkariavimus. Tai nebuvo karas, tai buvo genocidas. Mongolai atėjo nevaldyti, jie atėjo naikinti. Yra istorija, kaip Horezmo šachas, tuometinis, ką mes dabar vadinam Irano valdovas, Čingis Chano pasiuntinius. Tai buvo viena didžiausių klaidų žmonijos istorijoje. Čingis Chanas šlavė persų miestus nuo žemės paviršiaus - Nišapūras, Mervas, Heratas. Miestai, kuriuose gyveno 100 000 žmonių, mongolai išžudė visus - vyrus, moteris, vaikus, šunis ir kates. Jie statė piramidės iš tų galvų, jie sugriovė senasias drėkinimo sistemas, kurios tūkstančiais metų leido dykumai žydėti. Ir dykuma atsijėmė Persijos žemę. Istorikai skaičiuoja, kad Irano populiacija sumažėjo nuo 2,5 milijonų iki galbūt 250 000 kai kuriuose regionuose. Tai buvo trauma, kuri pakeitė tautos psichiką. Iki šiol persų poezijoje ir muzikoje yra tas gilus liūdesys, kurį jie vadina huzun, tiurkiškų žodžių reiškiančių nesibaigiančią melancholiją, nes persai matė pasaulio pabaigą ir jie ją išgyveno. Mongolai buvo nesustabdomi jokiais pažįstamais kariniais būdais, bet jie neturėjo šansų prieš tūkstantmečius skaičiuojančią persų tradiciją ir kultūrą. Čingis Chano anūkas Hulegu įkūrė Ilkhanatą. 1258 metais jis sudegino Bagdadą ir galutinai pribaigė Basidų kalifatą, bet tada mongolai apsidairė, jie pamatė persų architektūrą, jie paragavo persiško, jie pasiklausė persų poezijos ir jie pasakė, o čia visai neblogai. Ir per porą kartų kruvini žudai tapo didžiausiais meno ir kultūros globėjais. Jie priėmė islamą, jie pradėjo statyti, o negriauti. Atsirado tas unikalus persiškas stilius, kupolai, auksas ir turkio spalvos plytelės. Ir vėl suveikia tas pats mechanizmas.
Persų žemę prarijo savo užkariautojo mongolai, kaip ir visi lygi jų tapo persais. Dabar persikelkime į 1500-uosius maždaug metus. Tai, kas liko iš Persijos, yra labai susiskaldę, valdo įvairios turkų ir mongolų gentis, kurios pešasi tarpusavyje, jokios vienybės. Ir tada kažkur iš Azerbaidžiano kalnų nusileidžia paauglys, jam 14 ir 15 metų, jo vardas yra Ismailas ir jis yra Sufijų ordino vadovas. Jo sekėjai nešioja raudonas kepurės su 12 kloščių ir jie yra vadinami Kizilbaš, raudongalviai. Jie fanatiškai tiki, kad Ismailas yra dieviškas ir nenugalimas. Ismailas užima vieną didžiausių ir svarbiausių miestų regione, Tabrizą, ir pasiskelbia šachu. Tai prasideda Safavidų dinastija. Ir čia Ismailas padaro sprendimą, kuris be jokios abejonės yra svarbiausias įvykis modernaus Irano istorijoje. Yra dvi pagrindinės islamo kryptis - sunitai ir šyitai. Nesileiskime į religinės detalės, tiesiog paminėsiu, kad tarp sunitų ir šiitų yra senas politinis ir teologinis byfas ir jie vienas nuo kito nemažai skiriasi. Katalikai ir ortodoksai kinda dalykas. Iki tol Persija, buvusi Persijos imperija, buvo daugiausiai sunitai, kaip ir dauguma musulmonų, bet Izmailas paskelbė, kad nuo šiol valstybinė religija yra šiizmas. Kodėl? Dalimai dėl tikėjimo, bet labiau dėl geopolitikos. Vakaruose kyla milžiniška Osmanų imperija, turkai, ir jie yra sunitai. Jie pretenduoja būti visų musulmonų lyderiais, kalifais. Jei Iranas liks sunitiškas, jis visada bus tik Osmanų imperijos provincija, bet jeigu Persija taps siitiška, ji taps atskiru politiniu lauku. Jie turės savo identitetą, jame gyvens mes prieš juos sentimentas ir Izmailas tą dalyką įgyvendina labai brutaliai. Arba priėmė šiizmą, arba mirti. Toks buvo Izmailo dylas ir tai buvo kruvinas perkrikštimas, bet tai suveikė. Izmailas sukūrė tą Iraną, kokį mes žinome dabar. Tai yra didžiausia šiitų valstybė pasaulyje ir šiizmas tapo klijais, kurie sujungia persus, azerus, kurdus ir kitas tautas į vieną valstybę. Safavidų viršūnė buvo šachas Abasas didysis apie 1600-ieji mūsų eros metai. Jis suprato, kad fanatizmas yra gerai pradžiai, bet ilguoju laikotarpiu valstybei reikia tvarkos. Jis reformavo kariuomenę, vietoje tų raudongalvių genčių mozaikos jis sukūrė profesionalią armiją ginkluotą šautuvais, kuriuos gavo iš anglų. Anglija jau pradeda kišti savo nosį į regioną. Abasas perkelia sostinę į Isfahaną, yra persiškas posakis, Isfahan nesfe jahan, Isfahanas yra pusė pasaulio. Tai miestas pasaka, jo didžioji aikštė yra antra pagal dydį pasaulyje po Tiananmenio Kinijoje. Abasas norėjo parodyti pasauliui, kad Persija yra civilizacijos centras, jis kvietėsi prekeivius ir amatininkus, jis netgi perkelė tūkstančius armėnų į Isfahaną, kad jie vystytų prekybą ir menus ir netgi leido jiems statyti savo krikščioniškas bažnyčias, kuris stovi tam mieste lygi šiol beje. Tai buvo auksinio klestėjimo laikai, Safavidų kilimai, šilkas ir keramika keliavo į Europą. Abiejų tautų respublikos laikais Lenkijos bajorai ir Lietuvos kunigaikščiai nešiojo, kas tada buvo vadinama sarmatiškais rūbais. Iš esmės tai buvo safavidiškos stiliaus kopijos, kada jeigu jūsų babytės ar tetulės vėl purkštaus, kad rengiatės vakarietiškomis madomis, priminkite joms, kad mūsų protėviai mėgdžiojo persišką aprangos stilių abiejų tautų respublikos laikais. Ar pakartotum tu jiems tą patį atgal į akis? Bet 17 amžiaus pasaulis buvo nestabilus izotopas, taip ir laukė savo akimirkos. Šitas Persijos aukso amžius irgi baigėsi po Abaso šacho sostą užėmė seriją nekompetitingų
Ten vyko nuolatinės haremo intrigos, korupcija, šytų dvasininkai darėsi vis galingesni ir vis labiau fanatiški, spausdami kitatikius. Ir 1722 metais nutinka didžiulė gėda. Saujelė sukilėlių afganų kažkur iš dabartinio Kandaharo, kuriame beje bazavosi Lietuvos specialiosios pajėgos per Amerikos karą Afganistane. Tie afganai pakilo ir atžygiavo prie Isfahano sienų. Jų buvo nedaug, bet Safavidų valdžia buvo tokia supuvusi, kad jie tiesiog pasidavė be kovos. Afganai užėmė Isfahaną, didžioji Safavidų imperija subliuško kaip vasaros saulėje pamirštas balionas, Persija vėl paniro į chaosą, Rusija iš šiaurės, Osmanai iš vakarų, visi puolė plėšyti Eurazijos imperijos gabalų. Ir tada, kai atrodė, kad Persija vėl pranyks iš žemėlapio, iš istorijos tamsos išnyra Naderas. Nader šachas. Jis nebuvo karališko kraujo, labai toli nuo to. Jis buvo gimęs palapinėje, kalnų piemenų šeimoje, bet jis turėjo dievo kibirkštį karo strategijai. Turbūt tai buvo paskutinis didysis Azijos užkariautojas. Jis surinko armiją iš nieko, jis išvijo afganus, išvijo osmanus, jis privertė rusus atsitraukti, jis suvienijo persų žemę ir tada jis pasuko į Indiją. 1739 metai. Mogolų imperija Indijoje buvo pasakiškai turtinga, bet silpna. Naderas atžygiavo į Delį, sutriuškino Indų armiją ir kai Delyje kilo sukilimas prieš jos karius, jis surengė skerdynės. Per kelias valandas buvo nužudyta 30 tūkstančių žmonių. Naderas apiplėšė Delį taip, kaip niekas jo nebuvo plėšęs. Jis parsivežė tiek aukso ir brangakmenių, kad persai 3 metus nemokėjo jokių mokesčių. Jis parsivežė garsų į Povo sostą, jis parsivežė Kohinor, deimantą, kuris dabar yra Britų karūnoje, ir jis parsivežė Darjanur, dar vieną ypatingai vertingą ir garsų brangakmenį, kuris yra saugomas Teherane. Bet Naderas buvo karys, ne politikas, ir kuo toliau, tuo labiau jis ėjo iš proto. Prasidėjo paranoja. Įniršio pagautas jis apakino savo paties sūnų, nes manė, kad jis rezga sąmokslą. Jis žudė savo karininkus už menkiausius nusižengimus ir galų gale jo paties sargybiniai įsiveržė į jo palapinę ir jį nužudė. Ir tai baigėsi paskutiniojo didžiojo Azijos užkariautojo istorija. Po Nadero mirties vėl anarchija ir chaosas, bet pietuose Širaze iškilo žmogus, kuris buvo visiška Nadero priešingybė - Karimas Hanas Zandas. Jis atsisakė vadintis šachu, jis pasivadino Vakil el Raja, žmonių atstovas maždaug. Tai buvo trumpas, bet nuostabus laikotarpis. Širazas suklestėjo - sodai, poezija, vynas ir architektūra. Karimas Hanas buvo tas retas valdovas, kuris savo lovoje mylimas žmonių, tai buvo atokvėpis. Ramybė prieš audrą. 1779 metais Karimas mirė ir vėl prasideda kova dėl valdžios. Ja laimi Aha Mohamedas Hanas Kadžaras, eunuchas. Taip, eunuchas. Vaikystėje jis buvo kasuotas priešų, kad negalėtų turėti palikuonių. Tai jį pavertė vienu žiauriausių ir kerštingiausių žmonių istorijoje. Jis suvienijo Persiją geležiniu kumščiu. Jis įkūrė Kadžarų dinastiją, savo sostinę jis pasirinko mažą kaimelį. Tas kaimelis vadinosi Tehranas. 1796 metais Aha Mohamed Hanas karūnuojasi ir taip Persija įžengė į savo modernų laikotarpį. Šitą dalį jūs galite praleisti, nes toliau jūs girdėsite reklamą ir praskipinti jūs galite pasinaudodami skyriais arba chapteriais, kad ir kaip tai vadinasi jūsų podcast'o platformoje. Jeigu tokio dalyko tenais nėra, tai tiesiog žiūrėkite aprašymuose apačioje ir pamatysite skyrių pavadinimus ir skyrių laikus, kad galėtumėte peršokti į tą epizodo vietą, kur jums klausyti yra įdomiausia. O nuo šio taško prasideda pardavimai, nes kūryba be komercijos nėra įmanoma, bet aš labai Dievas mato, labai stengiuosi Armėno radiją palikti zoną laisvą nuo intruzyvios komercijos
Taip, YouTube aš esu įjungęs monetizaciją ir todėl jums rodo Ežio ir Ikėjos reklamas. Ir aš ne visada sutinku su tais dalykais, kuriuos ten bandoma jums pardavinėti, bet tai yra, man tai nepatinka, bet tai reikėjo padaryti, nes jeigu tu nesi įjungęs monetizacijos algoritmas, tave tiesiog laidoja. Aš nenoriu garbinti algoritmo, aš nenoriu melstis jam, bet nėra protinga ir eiti prieš jį. Ir jeigu tu neuždirbi YouTube'ui pinigų, tu kainuoji YouTube'ui pinigus, o jeigu tu kainuoji YouTube'ui pinigus, jisai tave stabdo. Hence monetizacija, iš kurios krenta fiziški centai. Ir šitas podcastas yra rėmėjų išlaikomas podcastas. Tie žmonės yra tie herojai, kurių dėka Armėno radijas sukasi, ir tik dėl jūsų aš galiu leisti savo neįsileidinėti reklamdavių, neskaityti reklaminių žinučių, kuriomis aš netikiu, kalbėti apie produktus, kuriuo aš nežinau, iš kompanijų, kuriuo aš nepažįstu. Ir tiesiog, senesni Armėno radijo klausytojai iki vėmimo kraujais žinote šią frazę - pardavinėti jums brangiausiai mokančiam reklamdaviui. Ir aš nenoriu pasakyti, kad tai yra blogas dalykas. Kūryba, tam, kad kūryba egzistuotų, tu turi kažką pardavinėti, bet jeigu jau pardavinėti, aš noriu tai daryti skaidriai, su tam tikrų, nežinau, integralumu. Galų gale aš noriu pardavinėti dalyką, už kurį aš galiu būti ramus ir atsakingas. Aš nenoriu tokios situacijos, kai aš kažką pareklamuoju, o po kurio laiko tai pasirodė skemas ir aš ne tik pats apsikvailinau, bet ir pakišau daugybę žmonių, kurie įsileido mane į savo galvas. Aš negaliu būti taip atsakingas už kitus, kaip aš galiu būti atsakingas už Armėno radijo prenumeratas, kurios yra mano paties rankų darbas. Leiskite, aš jums apie jas papasakosiu. Viskas prasideda nuo Armėnas Plus. Armėnas Plus prenumerata kainuoja vienintelį eurą į mėnesį. Įsiklausykite, tikrai vienas euras per mėnesį. Ir už tai jūs galite klausyti Armėno radijo epizodų be reklamos ir apribojimų. Tai reiškia, kad jūs negirdėsit monetizacijos, tai reiškia, kad jūs negirdėsit šitų visų reklamos intarpų, ir tai reiškia, kad nebus iškarpyti visi keiksmažodžiai ir kontroversiški žodžiai, nes visas įprastinis Armėno radijo kontentas, kuris yra jums pasiekiamas viešai, tai yra N16 turinys, N18 jau yra paslėptas už mokėjimų sienos. Ir visą tai jūs galite atrasti, tai yra epizodus be reklamos, be apribojimų, už vienintelį eurą į mėnesį. Visą tai aptinkama Armėno radijo Patreone ir Contribui. Nuorodos yra aprašymuose ir komentaruose apačioje, spaudžiate ant patogiausios, atsidurėte ten, prenumeruojate Armėnas Plus ir klausotės epizodų be reklamos ir apribojimų. Ir dar yra Spotify'us. Spotify'us bendrame feed'e jūs pamatysite epizodus pažymėtos plus, jūs spaudžiate ant bet kurio jums patikusio, jums iššoka pasiūlymas susimokėti net ne vieną, o 99 centus į mėnesį. Šitą sumą beje aš norėjau padaryti visose platformose, bet tik tai vienintelis Spotify man leido įvesti skaičių mažesnį negu vienetas. Tai Spotify bendrame feed'e už 99 centus jūs galite klausytis Armėno radijo plus kontento be reklamos ir apribojimų už mažiau netgi negu tas vienintelis euras į mėnesį. Sekanti prenumerata yra Armėnas Pro, 4,99 € į mėnesį. Ten jūs gaunate, viskas, kas įeina į Armėnas Plus, tai yra epizodai be reklamos ir be apribojimų, visa tai įeina į standartinį Armėnas Pro paketą, ir dar jūs gaunate prieimą prie Armėnas Pro epizodų, kurie yra ypatingi. Visų pirma, tai lygiai taip pat yra epizodai be reklamos ir apribojimų, ir dar jie yra ilgesni, kaip taisyklė, nes kiekvieną kartą aš įrašau podcastą, aš sėdu montuot,
kažkokios dalys pasilieka ant montažinės grindų. Pavyzdžiui, šį kartą aš pakalbėjau apie mongolų užkariavimus ir aš negaliu tų dalykų kalbėti viešoje erdvėje, kur siautėja labai baisus ir žiaurus algoritmai, kurie jautriai reaguoja į bet kokią kontroversiją. Ir todėl aš tą dalį turėjau iškirpti ir padėti į Armėnas Pro. Ir čia jūs po spraktelėjimo galite išgirsti truputėlį ir susivokti, kaip tas dalykas maždaug skambėjo. Įsivaizduokite armiją, kurios jūs nesuprantat. Jūs, Europos ar Azijos pėstininkai. Jūs pratę prie taisyklėmis grįsto karo. Tavo chebra, mano chebra, susitinkam laukia, pagrojam trimitais, pasidaužam kardais. Tada kažkuris iš karvedžių pasako gana, užleidžia teritorijas ir draugiškai išsivaikštam. Ir tada atjoja mongolai. Jie nejuda kaip armija, jie juda kaip piktų širšių spiečius, jie tiesiog teleportuojasi šalia tavęs, išpjauna pusę rikiuotės ir išgaruoja taip pat greitai, kaip atsirado. Jūs neturite jokių priešnuodžių prieš jų greitį ir mobilumą, jų kompozitiniai lankai iš arti pramuša jūsų šarvus kaip popierių, jūs negalite prie jų prieiti, bet jie jūs pasiekia visada, visur ir iš visų pusių. Bet baisiausia buvo ne mongolų karo taktika, baisiausia buvo jų teroras. Čingisanas ir jo generolai naudojo baimę kaip ginklą ir jie jį naudojo gerai. Be bonus kontento Armėnas Pro epizodai dar yra ankstyvos prieigos, early access turinys. Tai reiškia, kad visi Armėnas Pro epizodai išeina netgi ištisą savaitę anksčiau, negu jie pasirodo įprastai viešumoje. Ir jūs galite nors ir dabar nueiti į Armėno radijo Patreoną ir Contribui, nuorodos yra aprašymuose ir komentaruose apačioje, pasirinkti Armėnas Pro prenumeratą už 4,99 į mėnesį ir atsirakinti ateinančios savaitės epizodą šiandien. Armėnas Pro be kita ko dar yra randamas Armėno radijo Substack'e ir Substack'as yra maks keista vieta hostinti podcastą. Pirmas dalykas, ten nėra daug prenumeratos lygmenų, vienas prenumeratos lygmuo. Ir man ten neleido įvesti sumos mažesnės negu 5. Todėl aš ten sudėjau visus Armėnas Pro epizodus ir ten yra tik tai Armėnas Pro epizodai. Ir aš negalėjau įvesti 4,99 € sumos už Armėnas Pro prenumeratą, todėl ten ta prenumerata, tas pats Armėnas Pro kontentas kainuoja 1 centu brangiau, 5 € į mėnesį, bet Substack'e yra galimybė pirkti metinės prenumeratas, tai yra jūs tiesiog susimokate vienu kartu 49,99 ir 12 mėnesių į priekį klausotės Armėno radijo Pro kontento laisvai ir nevaržomai. Ir jeigu Substack'as yra jūsų arbatos puodelis, tai welcome, ieškokite nuorodos į Armėno radijo Substack'ą, komentaruose ir aprašymuose apačioje, spauskite ant jos ir prenumeruokite Pro kontentą tenais. Galiausiai Armėnas Ultra, pati pačiausia Armėno radijo prenumerata 9,99 € į mėnesį ir už tai jūs gaunate visą maksimalę prieigą prie visko. Jums atsirakina Armėnas Plus epizodai be reklamos ir apribojimų, jums atsirakina Armėnas Pro epizodai be reklamos, be apribojimų su bonus kontentu ir savaitę išeinantys anksčiau. Ir dar jūs gaunate prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli sudėti visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių niekur kitur jūs daugiau neberasite internete. Visas šitas gėris yra Armėno radijo Patreon'e ir Contribui aprašymuose ir komentaruose apačioje. Bet jeigu dabar jūs norite palaikyti savo mėgstamiausią podcastą, bet to negalite padaryti savo pinigais, kas tada? Tada jūs man visada galite padėti savo laiku. Pirmas dalykas, jeigu jums patiko epizodas, tai tiesiog paklausykite jį nuo pradžios iki pabaigos. Antras momentas, tai jeigu jums atrodo, kad šitas epizodas kažkam iš jūsų aplinkinių ir artimųjų patiktų, tai paimkite ir nusiųskite jiems nuorodą ir paraginkit paklausyti. 2 labai paprasti būdai, bet labai didelę pagalbą jūsų nuolankiajam armėnui. O kalbant apie didelę pagalbą, tai nėra didesnės pagalbos negu kad palaikyti Ukrainą, kuri dabar kovoja už mūsų visų laisvę. Todėl aš labai jūs raginu nueiti į blue-yellow.lt ir padėti Ukrainai nugalėti.
Ir jeigu dabar jaučiatės, kad tarsi blūdijat ir jau nebežinot ką ir kur daryt, kaip čia ką čia kažkur surast Blue minus Yellow ir whatever, tai visa šita informacija, visi Patreonai, visi Contribui, visos prenumeratos, visos paramos Ukrainai, visos podcastų platformos, kur yra randamas Armėno radijas, visos socialinės medijos, visa šita informacija yra sudėta į vieną jums patogią naudoti vietą, kuri yra Armėno Linktree, tai yra linktree/armėnas, arba tiesiog ieškokite komentaruose ir aprašymuose apačioje, ten, kur parašyta visas Armėnas čia. Spauskite ant nuorodos ir jūs atsidursite tame Armėno Linktree, kur viską rasit vienoje vietoje. Nu ką, išgyvename dar vienos reklamos pabaigą ir šitoje vietoje aš labai jums norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį, ypatingai ačiū už jūsų palaikymą, žemai lenkiuosi, be jūsų nebūtų manęs ir laikas grįžti atgal į epizodą. Šitoje vietoje sakau trrrr ir stabdau arklius. Pasakojimą apie Iraną aš pratęsiu sekančiame epizode, kuriame aš kalbėsiu apie modernę Persijos istoriją, kas su ja vyko, kada pasaulis atrado garo mašinas, lėktuvus, radiją ir branduolinę energiją, kur pradingo Persija ir kodėl jos vietoje atsirado Iranas, kaip jį užvaldė ajatolos ir kas jame vyksta dabar. Irano katilas. 3 dalis. Kitą kartą per Armėno radiją. Va jums ištrauka iš šito būsimo epizodo. Sassy diva. Jis sėdi soste apsikrovęs brangakmeniais ir apsuptas begalinės prabangos. Jo liemuo korsetai suveržtas taip, kad atrodo galėtum jį apimti viena ranka. O jo barzda seni. Tai buvo barzdiškiausia barzda visų barzdų istorijoje. Fat Ali Šachas atrodė kaip naujamiesčio final boss. Šiandien tiek. Iki kito.